Dienų liko, išvykstate į Kiniją, kaip pats vertinate tą laiką prabėgus Lietuvoje, užteko jo? Man kaip treneriui visada jau norėtųs daugiau, ypač kai aš tik tai prisijungiau prieš savaitę, bet žiūrint į visas tas aplinkybės, manau, kad taip, tikrai darbą padarėm kryptingai ir turim visus atsakymus ir esam pasiruošę dabar žaisti tą tokį varžybų truputį didesnį maratoną ir gerinti tą žaidimą savo. Šiandienos rungtynės su Latvijais, gera gynyba, mažai taškų į savo krepšį, kaip pats vertinat? Daug dar reikia tobulinti elementų? Ne, akcentuojam tos dalykus gynyboje. Vakar žaidėm su lietuviais, jie žaidė vienokias situacijas, kur pradžioj turėjome problemų, po to padarėm korekcijas, buvo gerai, su Latvijais pradžioj vėl jie žaidė kitokį truputį, tai tam ir reikalingos šitos varžybos, kad pamatyti to skirtingo žaidimo tos elementus ir žinoti, kaip žaisti gynyboje, taip kad aš esu patenkintas tuo, ta reakcija. Ir vakar ir šiandien kaip gynyboje sureagavome, tai po puolimas tai vis dėlto tai reikia laiko, tai yra, mes esam tai visiškai nauja komanda, žaidėjai iš skirtingų komandų, taip kad turim dar truputį geriau nušlifuoti savo darnius. Užsiminėte apie tai, kad žaidėjai skirtingi iš skirtingų komandų, kaip mikroklimatas komandos viduje, viskas tvarkoje? Rinktinėse visada yra labai geras mikroklimatas, todėl kad visi atvažiavo čia su vienu tikslu atstovauti savo šalį, taip kad mikroklimatas turi būti tik tai geriausias. Nežinau, ar galima sakyti, kad varžovas ne pats stipriausias, galbūt jie neskleidė savo visų kortų, kadangi nenori parodyti prieš lietuvius, jaunesnius, nežinau. Mes žiūrėjom savo žaidimą, gynybą, puolimą, norim dar patobulinti kiek galima geriau ir tiesiog tiek, rezultatas gavos toks. Buvo gražių epizodų, komandiškai sužaidėm, tas ir džiugina daugiausiai. Pats užsiminė apie gynybą, šiandien Latvija įmetė tikrai nedaug taškų, kaip pats vertini, tobula gynyba ar dar vis tik tai yra ką gerinti? Žinoma, visada galima kažką pagerinti, yra pilna visokių užduočių, šiandien mes pasirinkome šiek tiek kitokią gynybą negu vakar varžybose, daugiau keitėmės, iš dalies tai pasiteisino, bet sakau, reikia pasiruošti prieš bet kokius varžovus ir gynybų yra daug ir reikia jas mokėti gerai gintis visas. Po poros dienų jau išvykstate į Kiniją, kaip pats vertinate laiką praleistą Lietuvoje, užteko pasiruošimui, bent jau to, kas buvo numatyta? Aš galvoju, tikrai užteko ir dar ten bus keletą draugiškų rungtynių. Čia Lietuvoje sužaidėm 3 rungtynės, viskas tikrai gerai ir pažįstam visi žmonės, visi vieni kitus labai gerai pažįstam. Svarbiausia sulbdyti gerą kolektyvą vieningą ir manau rezultatai bus neblogi, o ar tai bus, pamatysim eigoje. Ne, nebuvo tai viskas paprasta, kaip atrodo pagal rezultatą, nes vis tiek mes po tokios kaip stovyklos, galim sakyti, po pasirengimo, po fizinio, tai tokie visi dar sunkoki, nėra to tokio lengvumo, bet viskas neblogai kol kas eina. Kaip pats vertini tų draugiškų rungtynių ciklą, patys varžovai tinkami, skirtingi žaidimo stiliai, viskas spėjote išbandyti? Varžovai skirtingos stiliaus buvo, tai mums ir gerai, nes ir universiadai bus ne tie patys visi, tai mums gerai pagal tai. O šiaip buvo ir vieni silpnesni, ir kiti stipresni, kaip vakar varžybose, normaliai. Šiandienos rungtynių gynyba prieš Latvius, ar treneris akcentavo prieš rungtynės būtent gerą gynybą, ar tiesiog taip natūraliai gavos? Treneris kiekvienose varžybose mums pagrindė akcentuoja gynybą, pirmas būna dalykas, tai mes kiekvienose varžybose turim gintis taip kaip šiandien. Datos